Sveiki, mėlyjei. Noriu pasidalinti šį kartą su jumis apie tą istoriją, kai atvedė pas Jėzų nusidėjėlį pagautą svetimautojai. Jūs tikriausiai daug esat galbūt girdėję tų pasidalinimų, bet aš pasidalinsiu, ką aš išvelgiau, ir tai yra aišku apie užsvaidymą akmenimis. Tai buvo anais laikais, dabar kiti laikai. Bet aš brangiai noriu pasidalinti, ar šiandien mes nesvaidome akmenų. Aišku, jūs pasakysit, kad tikrai kas čia dabar ims taip ir mėtys akmenis į žmogų, žmogus į žmogų. Bet aš kaip ir šventas raštas, kad ir, kaip mums sako Jėzus, dvasiniai, kaip sakant, prasmėje, tai aš per dvasinę tą tokį, kaip sakant, ne tikrais akmenimis, bet dvasiškai. Ar galima šiandien būt, kad mes mėtome akmenis? Aš daug mąsčiau apie tai ir tiesiog vakare maldoje, galvodams apie savo dieną, kad liktai nieko nenutiko, niekam nieko nepadariau, liktai blogo, ir man liktai niekas taip jau kažko nepadarė, bet kažko savijauta tokia negerai. Ir meldžiuosi, sakau, Viešpatie, kas yra? Ir žinote, ir vat kaip tiem fariziejams, tai išgirdę, sąžinės apkaltinti, jie vienas po kito ėmė traukti šalin, pradedant nuo vyresnių iki paskutinių. Tai va čia 9 eilutė. Rašo, tai išgirdę, sąžinės apkaltinti. Žinot, man Dievas taip pat pradėjo kalbėti per sąžinę, ir žinot, atėjo toks mintis, kad aš šiandien svaidau akmenis. Ir netgi galbūt dažnai. Ir netgi į savo mylimus žmones. Į artimus žmones. Tad, brangieji, kam įdomu, pasiklausykit, neskubėkit iš jų. Ir paskaitysiu. Tada rašto žinau, ir fariziejai atvedė pas jį moterį sugautą svetimaujant. Pastatė ją viduryje ir kreipėsi į jį: mokytojau, ši moteris buvo pagauta svetimaujant. Mozės įstatyme mums įsakė tokias užmėtyti akmenimis. O ką tu pasakysi? Jie tai sakė, mėgindami jį, kad turėtų kuo apkaltinti, bet Jėzus jų nepaisydamas pasilenkė, rašė pirštu ant žemės. Jiems nesiliaujant klausinėti, jis atsitiesė ir tarė: kas iš jūsų be nuodėmės, tegul pirmas sviedžia į akmenį. Dabar aš čia sustosiu, nes Jėzus pasakė labai svarbius žodžius. Kas iš jūsų be nuodėmės? Brangiai, dabar mes suprantam, tiek aniems laikams, jeigu juos palietė sąžinė, kai pasakė, kas iš jūsų be nuodėmės, mums irgi tinka šiandien. O kas iš mūsų be nuodėmės? Aš suprantu, kad aš nuodėmingas. Ir jūs, manau, tikrai irgi suprantat, kad kažkur, kažkiek, kažkaip nusėdate. Visi nuodėmingi. Nėra ne vieno teisaus, kaip sako kitose vietų raštuose, švento rašto vietose. Gerai, brangiai, bet dabar šitą eilutę. Ir tegul pirmas sviedžia į akmenį. Ir vėl pasilenks, jis rašė ant žemės. Tai išgirdę, kaip skaičiau, sąžinės apkaltinti, jie viens po kitą ėmė traukti šalin, pradedant nuo vyresnių iki paskutiniai. Vyresniai pasitraukė pirmieji. Atsitiesęs ir nebematydamas nė vieno, tik moterį, Jėzus paklausė: moterį, kur tavo kaltintojai? Nieks tavęs nepasmerkė. Jie atsakė: nieks, Viešpatie. Jėzus jai tarė: ne, aš tavęs nesmerkiu, eik ir daugiau nebenusidėk. Ir šičia užbaigs tą skaitinį ir pasidalinsiu, kaip aš supratau, kaip man Dievas padėjo, tiksliau pasakė, suprasti, kaip aš šiandien dar svaidau akmenis. Šiandien aš svaidau žodinius akmenis, bet vis pirmiausiai
noriu pasakyti, kad tu nemesi akmens į žmogų, jeigu tu jo nekaltinsi. Nes Jėzus čia sako, kad Jėzus paklausė, moterie, kur tie tavo kaltintojai? Jie kaltino ją. Tai reiškia, aš, jeigu noriu kažką mesti akmenį, žodinį akmenį, žodžiais arba kažkokiais veiksmais. Veiksmais tai, bet ne patį akmenį, supratot. Tai aš turiu pirmiausiai kaltinti tą žmogų. O kaip, brangieji, mums būna? Vat noriu čia, ko nėra parašyta ir ko man liktai trūktų. Vat kad Jėzus būtų pasakęs, tie, kurie niekados nesvetimavote, tai jūs galite atsisvaidyti akmenis. Bet tie, kurie svetimavote, prašyčiau pasišalinti iš čia. Ir jie būtų pasitraukę. Matot, kodėl aš taip sakau? Todėl, kad pastebėjau, kad man nenorisi smerkti tų žmonių ir teisti, kaltinti, kaip sakant, tų, kurie, kažką tai padaro, tą, ką aš esu padaręs buvęs. Sakykim, pavyzdžiui, aš ten problemų su alkoholiu, ten dar kažkokių, ten vogės, sakykime, su jo ir dar kažką. Tai man, kada pamatau tokį žmogų, kuris ten geria, aš jį kažkaip suprantu, nes pats tai dariau. Ir man to žmogaus, nesinori teisti. Bet būna taip, kad žmogus, kaip sakant, pats turi tokią bėdą, kaip alkoholizmu, sakykime, ir sako, aš dar ne prie konteinerio, aš ne toks kaip jis. Va čia jau jis smerkia tą žmogų, kuris prie konteinerio, o pats jau nuo konteinerio tik tai gal kokią pusę metro atstumas likęs. Ir brangieji, man taip pastebėjau, kad yra, kad aš labiau kažkaip žmonės norisi kaltinti tuos, kurie kažką daro, ko aš pats nedarau. Sakykime, jeigu paimkime, dažnai girdis, kad mes kaltiname tarnautojus, sakykime, kokiame, užima pareigą Seime, ten kažkur, dar mes išbalsavome ir išrinkome jį. Ir sužinome, kad tas žmogus paėmė kyšį. Ir mes pradedam, aš tai juo pasitikėjau, liktai neblogas žmogus pasirodė, o prašau paėmė kyšį. Žinot, man panašus dalykas yra buvęs. Ir mano sąžinė man tai pasakė. Dievas man per sąžinę pasakė ir per mano protą. Vaidai, o tu esi gavęs kyšį? Aš taip pagalvojau, gal kokį šokoladą kas nors ir davė, bet ir to neprisimenu. Menkavertis kyšis, šokoladas. Bet o jeigu duotų kokį sumą, kaip ten tam žmogui, ar tu atsilaikytumei? Jeigu tai būtų 10 000, aš uždirbu gerai, sakyčiau, nebūčiau jiems tikrai. O jeigu milijoną duotų? O jeigu 10 milijonų? Ar atsilaikytų? O Dievui greičiausiai neturi reikšmės, ar tu paėmė kyšį šokoladą, ar tu paėmė kyšį milijoną. Mums žmonėms turi reikšmę, nes mes dėl šokoladų gal ir nepyksim, galbūt daktarams patys duodam kyšius dažnai. Arba nesmerkiam tų, kurie duoda. O kada jau atneša kokį Seimūnui ten ar kažkam, mes užkart širdyje to norim nuteisti ir pradedam svaidyti akmenis, rašyti komentarus kokius, ten dar kažkaip nors ir visaip. Būna, tikrai, jūs pats suprantat, kad aš, nemeluoju, arba kažkaip nekalbu, kur būt netinkamai. Dabar noriu ką dar pasakyti, brangiai, tai labiausiai dabar, ką aš dabar pasakysiu, tai mane labiausiai palietė. Aš iš šitos visos istorijos supratau vieną esmę.
Aš supratau, kad prieš šitą moterį, kol ją atvedė, pagal Mozės įstatymą tikriausiai, nežinau, bet daug moterų užsvaidė akmenimis. Nu, žmonės turėjo svetimauti. Ir labai daug tikriausiai moterų buvo užmuštų. Šitai moteriai pasisekė. Kodėl? Pasisekė klausimas. Kodėl jos šitie neužsvaidė? Šitie žodžiai parašyti rašte. Sako todėl, kad buvo Jėzus šalia. Jėzus buvo ir Jėzus ištarė tuos žodžius, jeigu jūs be nuodėmės, meskit. Va jie susigėdo, jį nuėjo ir ta moteris paliko gyva ir Jėzus jos nepasmerkė. Ir ji tik išliko todėl, kad Jėzus buvo šalia. Tik todėl. Dabar šitie, kurie būtų mėtę tuos akmenys, kurie kaltintojai, nu Dievas juk mes žinome, ką myli. Va čia šičia. Apie meilę. Ar galima įžvelgti Dievo meilę? Nu šitai moteriai begalinė meilė. Jigi svetimautoja. Ją norėjo užmušti akmenimis, o Jėzus jos nepasmerkė ir išsaugojo jai gyvybę. Palietęs tų kaltintojų širdis. O tie kaltintojai, juos Jėzus myli. Aš manau, kad Jėzus taip pat juos myli. Jėzus troško ir jiems atsivertimo ir atleidimo. Jis norėjo jiems atleisti, bet jie jautėsi tokie, nors nuėjo, suprat, kad nusidėjėliai, bet vis tiek jautėsi geresni už tą moterį. Tai Jėzus, aš manau, nemanau, aš tikiu, žinau, tiesiog galim pasakyti, nes pati šventoji dvasia sako, kad Dievas myli visus žmonės. Ir tą, kuris prie konteinerio, ir prezidentą. Man yra buvę taip, kad, pavyzdžiui, mesti akmenį į Ameriką. Į Amerikos prezidentą. Bet nepatiko man ten. Išgirdau kažką ir pasmerkiau, jį nuteisiau. Kad būtų šalia, atrodo, aš jam išsakyčiau. Dabar ir prie man gali parašyti, bet nenueisi iki prezidento. Turi būti irgi užimti kažką aukšt pareigas. Turi būti kitos šalies prezidentas, kad galėtum mesti akmenukus tam prezidentui. Ne tas lygis mūsų, jo. Bet vis tiek aš širdėje tą žmogų pasmerkiu ten, kas jis bebūtų. O Dievas myli tiek aną, tiek prie konteinerio žmogų. Tai šito istorijoje, ką aš suprantu, brangiai, ir noriu su jums pasidalinti, kad aniems irgi pasisekė, kad Jėzus buvo šalia. Jie neužmuš tos moters. Jie būtų be tų nuodėmių, kurias jie turėjo, su kuriomis jie nuėjo, kadangi turėjo. Pagal jį Dievo žodį, kas be nuodėmės, jie vis buvo nuodėmingi, dėl to nuėjo. Jie būtų dar vieną nuodėmę turėję, jie būtų užmėtę tą moterį akmenimis. Ir kuris kieno akmuo būtų užmušęs, neaišku. Bet Dievas būtų žinojęs. O šiandien, brangieji, aš apsvaidau kartais savo tėvą akmenimis, savo tėvą. Norit pasakysiu kaip? Negalit man atsakyti, bet aš jums pasakysiu. Nors nemalonu. O šitai, brangieji, norisi patarti, pamokyti, padėti. Ir jeigu šalia yra Jėzus, kaip šitoj situacijoje, tada brangiai išeina. Jeigu Jėzus yra širdyje, jeigu šventoji dvasia su jumis, jūs nesmerksite. Jau už karto Jėzus jums padės nesmerkti. Ir tada, kada jūs išsakysite kažką savo draugui, ar pažįstamui, ar galbūt bendruomenė, ar kažkam, nesvarbu kam, jeigu jūs kažką ir pasakysit, pamatė, kad jis daro netinkamai, elgiasi kažkaip negerai, ir tada tikrai to žmogaus nesužeisite, nes Jėzus padės jums jo nesužeisti. Bet jeigu nebus Jėzaus, greičiausiai gali būti, kad tai bus metams akmenukas. Nes mes pats iš savęs padaryti to negalime. Aš tai tikrai suvokiu.
Ir norėčiau, kad jūs tai suprastumėt. Dabar, brangiai, pavyzdį dar tokį. Vat yra šeimoje, sakykime, didelė, ne šeima, o tiesiog giminė. Visi padorūs, normalūs, save laiko normaliais, padoriais žmonėmis, o vienas tarp jų yra raupsuotas. Nu dabar tas raupsuotas šiais laikais nebėra raupsuotų, bet gali būti narkomans, alkoholikas ar vat paleistojus, arba kyšininkas. Bet kas, bet koks bus jums raupsuotas. Nes jūs taigi padorus, kaip tie farizėjai, kur atėjo čia. Jie jautėsi padorus, kol Jėzus jiems nepasakė tų žodžių. Ir dabar ta mama pagimdė 5 kokius vaikus, 4 normalus, o 5 va tas raupsuotas. Ir visi tie broliai, kiti pusbroliai ir toliau pusseserės ir dar tolimesni giminaičiai prie to raupsuotojo jau nebenori eiti. Jie pradeda svaidyti akmenis. Aišku, atrodo, jie norėtų, kad jis pakeistų gyvenimą ir kitaip gyventų, nevartot kokį alkoholį ar narkotikų. Bet žinot, nieko neišeina. Tas žmogus niekaip, jam sunku, jis nepavyksta. Jie kaip bebando, iš pat pradžių gal bandai gražiuoji, lyg tai nori patarti, bet vis tą žmogų daugiau sužeid. Jis vis tiek nori pasakyti, kad tu mane aiškink, kodėl tam žmogui atrodo, kad jūs mėtote akmenis. Jūsgi norite iš širdies jam padėti, o tas, kuris girdi jūs, kai jūs kalbate žodžiais, jam atrodo, kad jūs į jį svaidote akmenis. Jis bando teisintis, jis bando neigti, jis bando kažkaip tai išsisukti. Kodėl, brangiai? Todėl, kad nėra Jėzaus, kaip šalia tos moters. Ji nebandė išsisukinėti, ji buvo pagauta. Ji laukia nuosprendžio. Ir jeigu jūs esate tas raupsuotas ir jūs aplinkui, jūsų artimieji visi svaido jūs akmenis, jūs galit nežūti tik tai, jeigu šalia jūsų, jeigu šalia tavęs bus Jėzus arba tavyje. Nes jis sako, aš stoju prie durų ir beldžiu. Kas išgirs mano beldimą, aš pas jį užeisiu ir mes vakarieniausime. Mes žinom, šventame rašte yra parašyti, kad mes gaunam šventąją dvasią, kas prašo. Kvieskis Jėzaus. Ir tada Jėzus uždengs tave. Uždengs ir tie, kurie svaidysi tave akmenis, tavęs nesužeis. Mes įsiskaudiname ir įsižeidžiame tik tada, kada mes priėmame tuos akmenis, kai šalia mūsų nėra Jėzaus. Mes nesijaučiame saugus kaip ta moteris, kad buvo. Ji dar nežinojo to viso, bet ji išliko, mes žinome, nesužeista ir dar netgi atleista ir ji nepasmerkta, todėl kad buvo Jėzus. Tie, kurie ją smerkė, jie išvengė tos nuodėmės, jie nemetė tų akmenų, todėl kad buvo Jėzus. Brangieji, ką mums tai sako? Ką man sako? Kad man reikia, kad būtų Jėzus. Tada, kad ir kas kaip mane įžeidinėtų, ar kokius tos akmenis besvaidytų, Jėzus padės man, kad aš nemirčiau. Žinot, brangieji, aš dar pasakysiu, mes kai kurie esam bendruomenėse ir bažnyčiose, kaip sakant, ar šeimoje. Kodėl mes pabėgame, išsiskiriame? Kodėl žmonės išbėga iš bendruomenės? Jie ateina į bažnyčią, jie būna ir pradeda į juos svaidyti akmenis. Broliai ir seserys. Ir tas žmogus, jam skauda, jis yra sužeistas. Jam bereikia galbūt vieno akmens ir jis jaučia, kad jis mirs. Jis bėga geriau. Jis bėga, nes jis nenori būti užmuštas. Užsvaidytis, nenori būti užsvaidytis tais akmenimis. Ir jis išbėga.
Taip, aišku, tie, kurie svaido akmenis, ką sako? Ai, jis silpnatikis, vat, nuodėmės tas daro, vat, ten blogai, ten charakteris nekoks ir nesikeičia jis taip toliau. Jie tos akmenys svaido ir kaltina, kaip šitie kaltintojai, tą moterį, kur atvedė, kad tas žmogus pats kaltas, ir kad šalia jo nėra Jėzaus, brangieji. Ir vieniems, ir kitiems yra negerai. Ir mes tie, kurie svaidom akmenis, ir patys gauname tų akmenų. Tai kodėl mes šitaip elgiamės? Kodėl mes būname arba kaip ta moteris, kurią apsvaidyt norėjo, arba kaip tie fariziejai ir kiti, kurie norėjo svaidyti akmenis? Kodėl pas mus neateina žmonių į bažnyčią? Mes norėtume, kad ateitų, mes norim atvesti pas Jėzų. Mes norim atvesti pas Jėzų savo vaikus. O kiek mes tus vaikus akmenimis apsvaidome, brangiai? Todėl, kad nėra Jėzaus šalia. Ir mes nemokam švelniai tiems vaikams perduoti. Todėl, kad mes patys gyvename be Jėzaus. Ir mes būname ir vienoje, ir kitoje pusėje. Patenkame į vieną ir kitą pusę. Ir į kaltintojų, ir į svaidytojų akmenimis. Ir į kuriuos svaido akmenis. Bet ir vieni, ir kiti gali išgyventi, būti draugiški. Tik tai, jeigu bus Jėzus. Tai šitiek, brangieji. Iš šitos istorijos aš tiek įžvelgiu ir padėk mums Viešpatie. Būk su visais žmonėmis. Ir su tais, ir su tais. Brangiai. Kvieskim Jėzų. Kiekvieną dieną turim pakviesti Jėzų. Aš nežinau, aš neseniai tik sužinojau apie tą eilutę, kurią stovi prie durų ir beldžia. Aš galvojau, kad vienas syk išgirdai Jėzų. Atidarei duris, jis užėjo ir viskas jau. Ir tu esi su Jėzum. Ir aš klydau. Aš nesupratau, kaip Jėzų aš išgenu lauk. Kada aš mėtau akmenis į žmones ar dar kažkur. Ir kada aš nebenoriu klausyti Jėzaus, girdėti jo balsą, kad jis paliestų man sąžinę, jis turi išeiti. Aš užtrenkiu duris ir išvarau jį. Pats to nesuprasdamas. Žinote, ir jis vėl stovi, jis neatsitraukia toli, jis vėl stovi už durų ir vėl beldžia. O aš galvoju, kad jis pas mane yra. Ir nebegirdžiu beldimų. Vat, brangieji, man tas suvokimas labai daug padėjo. Man broliai pasidalino. Kad Jėzus prie kiekvieno mūsų, kiekvieną dieną beldžia, kiekvieną minutę. Jis visados beldžia. Į širdį, į sąžinę, protą. Brangiai, iki pasimatymo.